Apsilankėme Siemens arenoje, į kurią suplūdo gerokai virš 2000 optimistiškai nusteikusių rinktinės gerbėjų, belaukiančių antrosios pergalės. Po pergalės prieš Bulgariją tiek rinktinė, tiek jos fanai įgavo naujų jėgų ir energijos. Palikę, kaip patys krepšininkai teigia, užkeikti į Vroclavą ir persikėlė į Lodzės miestą, kaip ir žaidėjai, fanai buvo pasiruošę viską pradėti iš naujo. Varžybos prasidėjo pirmaisiais lietuvių taškais, tačiau tai buvo vienintelė atkarpa, kai mūsų šalies rinktinė te pirmavo. Jau nuo pirmojo kėlinio iki paskutinio fanas galėjo laikytis už žaidžių. Rinktinė buvo sutriuškinta ir bejėgė, tai atsispindėjo ir fanų nuotaikose. Rinktinės gerbėjai iš Siemens arenos pradėjo skirstytis gerokai anksčiau, nei pasibaigė varžybos.